Įžangai apie statistiką, kuri klaidina visus. Ar žinote, kuri šalis laimingiausia pasaulyje? Remiantis Jungtinių tautų organizacijos pasaulio laimės statistika, 8 metus iš eilės laimingiausi žmonės gyvena Suomijoje. Tai kurgi slypi laimės paslaptis? Pagal Jungtinių tautų organizacijos metriką svarbiausi rodmenys yra šie: bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam asmeniui, socialinio palaikymo lygis, pasirinkimo laisvė, korupcijos nebuvimas ir pasitikėjimas valdžia. Bet kažkodėl tai reitingų duomenys neatsižvelgia į Suomijos padėtį 8 vietą pasaulyje pagal antidepresantų vartojimą ir 7 vietą Europoje pagal savižudybių skaičių, kuriame Lietuva beje 1 vietoje. Kadangi lietuviai savižudžių tauta, laimingi kabutėse Suomiai kažkodėl nusižudo 2 kartus dažniau nei Favel Rio de Žaneire. Pagal savižudybės Suomija keletą kartų lenkia Argentiną, Braziliją ir pačią kabutėse nelaimingiausią šalį pasaulyje Afganistaną. Gal Jungtinių tautų organizacija savižudžius priskiria prie laimingų žmonių? Ar tai ne absurdas? O gal paradoksas? Deja ne. Mes visi gyvename tokioje sistemoje, žmonių fermoje. Jungtinių tautų organizacijos laimės indeksas skirtas tiems, kurie valdo žmonių fermas. Eksploatacijos patogumą, korupcijos nebuvimą jie vertina kaip žmonių fermos kokybę. Fermos laikytojams svarbu, kad augintiniai būtų sotus, tarpusavyje labai nesibadytų ir jaustųsi laisvi. Tik tokiu atveju iš žmonių galima išgauti daugiausia naudos. Taigi, tai yra gyvenimo patogumo indeksas. Bet tai nėra laimės indeksas.